Atraskite Latviją atvykę į Alūksnę. Šiaip, Sauliau, tu šiuo metu esi Latvijoje aukščiausiame taške. Įspūdingos pramogos. Kur ta viršūnė? Ir nepamirštamos emocijos. Jaučiuos kaip arkliukas. Kelionių laida Atrask Latviją su Gabrielė ir Sauliumi. Bet įspūdžiai yra nerealūs. Ready, steady, go! Svilpuko nebuvo! Keliautojų brūkšnelis sutuoktinių pora tęsia kelionę po Latviją. Atraskite svetinguosius kaimynus kartu su mumis. Atsisveikiname su Latgalos regiono sostinė Rėzekne ir jos apylinkėmis. Čia išgėrėme rytinės kavos, kuri, kaip tuo pamatysite, suveikia iš karto. Lai dzīvo Rēzeknē, tas main citis. Tas dzīvo Rēzeknē, tas main kapitāls. Latgalā sostinē beveik. Vakarėlis stumps. Taip kaip Lietuva turi savo regionus, Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, taip ir Latvija turi savo regionus. Šiandien buvo paskutinė naktis, kai mes nakvojame Latgalėje, Latgalės regione, ar ne? Ir dabar yra, kiek čia? Be 5-9 ryto ir mes judame į kitą etnografinį ir etnokultūrinį Latvijos regioną, kuris vadinasi Vidzemė. O tai čia Vidzemė, tai čia vidury žemės? Nu jo, yra vat kaip žemė, gaublys, rutulys, tada yra vidurys pats. Tai vat Latvijos ta dalis... Vidzemė nuo žodžio vidury žemės. Vidury žemės, jo viso pasaulio centras. Mes dabar varom į Latvijos vidurį. Jo, Latvijos vidurys, o Vidzemė priklauso netgi visiems lietuviams labiausiai pažįstama Ryga iš visų Latvijos miestų. Pirmasis mūsų miestelis, su kuriuo susipažinsime Vidzemė, yra Alūksnė. Kadangi prieš tai visur vėlavom, tai aš dabar Sauliui parodysiu, kaip reikia vairuoti, kad būtumėm laiku. Aš net nebejoju. Kas vairuoja, tas ir muziką užsako. I'm thinking about you. I'm sorry. I'm sorry. Finally my heart is here. Šios laidos tikslas ne tik padainuoti, bet ir artimai susipažinti su Alūksne. Miestas, kurio viduryje to paties pavadinimo ežeras. Nu ką, atvažiavom? Atvažiavom, šauni vairuotoja. Jeigu į Alūksnę būtumėm važiavę mano greičiu, tai spėjau, kad dar pusryčiautumėm. Galiu pasakyti, kad Alūksnė kol kas man labai primena mūsų lietuviškai, pavyzdžiui, Birštoną. Nes viskas yra labai sutvarkyta, labai gražu, labai ramu. Ir kuo dar labai norėčiau pasidžiaugti, tai žmonių gerumu. Pamaitina, paaiškina, paklausia ir visada su šypsena. Jo, šitai kelionį sunkiausia yra atsisakyti sėsti prie stalo, nes noris viską pamatyti, turim važiuoti, laiko daug neturim, bet kartais nepavyksta. O štai čia matome visiškai atnaujintą infocentrą, kuriame jums atsakysi visus klausimus, jeigu tik jų turite apie Alūksnę. O klausimų mes turime daug. Mums pasisekė, nes susipažinome su turizmo atstove, kurie aprodė visus populiariausius Alūksnės lankytinus objektus. Su mumis yra Lyva, labdien Lyva. Kuri dirba turizmo informacijos centre ir mums papasakos ir iš arti parodys Alūksnę. Kaip atrodo Alūksnė. O Alūksnė yra ne tik miestas, bet ir didžiulis ežeras. Šiaip kalbant apie Alūksnę, Alūksnė turi irgi savo labai gražią istoriją. Ir labai gražų palikimą, kurį paliko vokiečių baronai, nes čia galima pamatyti įvairiausių ir tokių pilių statinių, malūnų tų pačių, ar ne, kurie yra palikti būtent vokiečių baronų. Ir kas dar yra įdomu, Sauliukai? Na, kad šitas miestas seniau vadinosi Marienburgu. Jo senasis pavadinimas – Marienburgas. Tai vokiškas, vokiškas pavadinimas. Plauksim beje ir Marienburgo laivu, kurį irgi pademonstruosime. Ir šiaip, Sauliau, tu šiuo metu esi Latvijoje aukščiausiame taške, nes šis miestas yra visoje Latvijoje aukščiausiame taške. Tai žiūrint į mano ūgį, jeigu aš darau aukščiausiam taške esu ir pats esu tokiu ūgį, tai šiuo metu aš esu aukščiausias žmogus visoje Latvijoje. Mes šiandien esam saloje, vienoje iš 4, nes Alūksnės ežeras turi 4 salas ir esame dabar ant tos didžiausios salos. Ir mūsų fone yra matoma netgi Livonijos ordino toks irgi palikimas pilis, kur net taip ir seniai buvo atrestauruota. Gera sala tokia didelė, kad čia telpa netgi futbolo stadionas. Jo, realiai maniežas, čia gali vidury žaisti futbolą. Maža to, va štai ten dar yra ir tinklinio aikštelės, netgi 3. Ready, steady, go!
Alūksnos gyventojai yra tokie romantiški, kad jie muziką net ant tilto įsirengia. O kas yra įdomiausia, kad nakties metu arba vakare, kada jau saulė nusileidžia, čia prasideda tokias lempučių šou, ta muzikėlė. Tai kaip Saulius mėgsta labai visur pridėti vyrams, kurie ieško idėjų, kur pasipiršti savo damai, tai aš manau, kad šitas tiltas yra pats tas. Tai čia yra akmenys, ant kurių gali atsisėsti, pavėsinė ir svarbiausias dalykas tai meškeriai atremti tokie koliukai, kurių, kai įsiruoši į žvejybą, dažniausiai neturi. Pasižiūrėkit, koks yra patogus daiktas šitam žvejybos taške. Yra specialus stalas su liniuote, kur tu pagauni žuvį, pasidedi čia žuvį, pasimatuoji ir tada dar iš paveiksliukų gali įsitikinti, ką tu čia tiksliai pagavai. Na tėvai, 101 laiptelis. Ok, 101 laiptelis ir mes užlipsime iki ko? Iki apžvalgos bokšto. Kur mūsų lauks dar laiptelių. Jo, aš noriu sakyti, kad tai yra tik iki bokšto, o tame bokšte dar reiks į viršų. Nu gerai, pasiruošę? Tėvai, demonstruok savo fizinę parengtį. Aš užbėgsiu. Laukia 37,8 metro į viršų aukštyn. Mums yra tekę kopti su Sauliumi į ne vieną bokštą. Vieną tokių rimčiausių, aš prisimenu Labanoro bokštą. Lietuvoje, į kurį Saulius labai pragariškai bijojo lipti. Nenoriu ją prisiminti, ta prasme. Čia mūsų laukia medinis bokštas. Tai Sauliu. Aš džiaugiuosi, kad jis yra tvirtas, jis viršuje nejuda. Tikiuosi. O jeigu jūs klausite, kas ten per namukas šito bokšto viduje, viršuje, tai ten tikrai nėra Airbnb, kur tu gali įsidomyti ir pernakvoti. Norėtume, ne? O iš tikrųjų tenais darbuojasi ugniagesiai. Jie lipa, matyt, kasdien į šitą bokštą ir pasižiūrė, ar aplinkui vasaros sezono metu nėra gaisrų. Aš įsivaizduoju, jeigu būtų Airbnb, tai su visais maišais iš parduotuvės, vandeniu, maistu, kopti į tą sėkmę, Sauliau. Tai gerai, kad šįryt nebėgiojam su Gabrielė, nes lipti šitą bokštą toks, neblogas kardija. 38 metrai. Kur ta viršūnė? Prisipažinsiu, aš bijau aukščio, turiu tą aukščio baimę, bet čia jaučiuosi saugiai, kadangi šitas bokštas yra taip tvirtai suręstas, kad jisai nejuda. Lietuvoje, kai užlipi kokį nors metalinį, papučia vėjas. Ok, tada pasidaro baisu. Čia viskas ok. Keliais aukštais žemiau sakiau, kad blem, nebijau, viskas gerai čia yra. Ok. Bet užlipus į viršūnę, taip gal noris ne visai tai prie krašto, taip labiau link vidurio pabūti. Bet nieko, mano rankos nedreba. Aš pakankamai gerai čia jaučiuosi, nors bijau aš to aukščio. Užlipti į viršūnę verta. Stebina ne tik įspūdinga panorama, bet ir keistos keliautojų mintis. Nors tai tik keli laipteliai paprastam žmogui, bet užtat koks šuolis žmonijai. Pagaliau mažas, mielas žmogutis užlipo kur aukštai. Koks jausmas, sakyk. Nu geras, geras. Tu čia taip matai iš tikrųjų? Taip, įsivaizduoju, aš taip kasdien einu. Matau klausys. 3-8 metrų aukščio, viską. Labai gražus vaizdas atsiveria ir labai faina, kad labai daug pramogų viena šalia kitos. Gali ten ir, žodžiu, krepšinį pažaisti ir paplūdimio tinklinį pažaisti, ir futbolą, ir pasiplaukėti, ir labai gražu. Prie bokšto pramoga, kuri patiks ir jūsų vaikams. Arba suvaikėjusiems vyrams. Ką čia darysim? Nu va, atsivedžiau savo paukštytę pasimatuoti su kitais paukštukais. Žiūrėk, čia yra realūs paukščių dydžiai. Kokio dydžio paukštis yra išskėstais sparnais. Ir šito lenta klausia mūsų, ar pasimatuosime. Tai koks paukštis esi tu? Nu, tikrai ne gulbė. Aš manau, erelis. Čia yra žuvėdra. Ai. Erelis tenais. Truputį. Man dar trūksta. Liuks, puikiai.
Norintiems ekstremaliau, Alūksnė turi ką pasiūlyti. Pradėkime nuo leidimo slynų. Taigi mes priėjome tokį dar vieną nedidelį bokštelį, kur yra ziplainus ir čia bandysime nusileisti virš Alūksnės ežero. Kai leisimės, sako, gali pasiekti 50-60 km/h greitį. Ir tokiu greičiu šausi beveik 400 metrų, nes toks yra atstumas nuo čia iki kito kranto. Tai žodžiu, mes vieną salą keisim į kitą salą. Kaip gidė mums sakė, čia sako, yra greičiausias būdas sugrįžti atgal į miestą. Kai užsibūni saloj, skambina žmona, sako, kur tu esi, valgyt. Tada Saulius greitai, užsisegė. Varai ziplainą ir grįžti. Kuo, duką tau sugadins dabar? Jau sugadinu, labai liūdžiu. Nu, tu labai madingai atrodai. Stilinga ziplainerė. Nu ką, pasipuošiam gražiais rūbais. Ui, va, kam šalmai reikalingi. Ne ziplainio tam, kad galvos čia neatsitrenktum. Laikai nykščius už mane? Špygas laikau. Špygo laikai. Gerai, važiuojam. 3, 2, 1, varom. Woohoo! Oh my god! Whoa! What a view! Jūs tik pažiūrėkit! Woohoo! Alūksnės ežeras! Jėga! Neįtikėtina! Wow! Wow, this is spectacular! So fast! Woo! Pažiūrėkite mano rankas, biškį dreba, bet tavrasi jausmelis pradžia yra wow, tavrasi tu virš ežero varai ir tada pabaigoji kojomis palieti vandenį. Sunkaus svorio kategoriją jau matėme. Dabar Gabrielės eilė. Okay, bye. Thank you. That was a surprise! Kaip tu jautiesi? Tas sustojimas buvo toks netikėtas, kad galvojau arba dantis paliksiu, arba skrandžio turinį. Aš tai negaliu patikėti, kad tavo kojas yra tokios ilgos, kad tu siekiai vandenį. Išsiplovė pėdas. Ne, brangioji, ne kojos ilgos, o svoris didelis. Nes tiesiog tempia mane. Žodžiu, patirtis, o. Po ekstremalaus skrydžio virš ežero atsipūskime pasiplaukiodami laivu po Alūksnės ežerą. Dabar atėjome prie kitos mūsų atrakcijos, plauksime kateriu ir mūsų kapitonas, kaip matote, rimtas, tvirtas vyras, taigi vairas bus tvirtose rankose, nuostabus kateris, kuris vadinasi Marienburg. Varom į vidų ir pažiūrėsim, kaip atrodo Alūksnė iš vandens. Hello and welcome aboard our ship Marienburg. Prašau, kokia romantiška kelionė. Alūksnės ežeras, va ten ziplainas, kuriuo mes nusileidome. Vandenį aš jau lėčiau, jau pirštų kišt nebereikia. Tai šita pramanga viso labo kainuoja 60 € valanda. Jeigu norite, galite imti ir pusvalandį, nes yra tam tikros trukmės kelionės. Gali valandą keliauti, gali pusvalandis per pusę pigiau. Žmonių čia talpina 20, įsivaizduokit geras oras, saulė šviečia, giedra, vanduo ir gera kompanija. O, žiūrėk, pilis. Pirates of
Caribbean. Nusigodam kapitonui, sako, dėsiu gazų, ar plukdysiu šitus du. Pabaiga galinga. Driftinam, kebra. Labai gerai. Rimtas kapitonas dėjo gazą. Sako, užtek šitos romantikos. Geras, tai šoną neša. Ramus plaukimas greit baigėsi. Matyt todėl, kad tuščias stalas laive. Sugrįžti verta, bet su didesne kompanija. Nuo Marienburgo laivo dabar perėjom prie kito laivelio. Kapitonas beje bus tas pats, bet jis mus patikino, kad šitas bus labai gerai. 10 minučių, 30 eurų ir sako, patikėkit manim vaikai, jums patiks. Sako, pastebėjau, kažkas čia iš jūsų sakėt per lėtai, per romantiškai. Va dabar mes, sako, Turėsim reikalų. turėsim šiek tiek greičio. Greitaeigė valtis, jėga. Ta prasme, mūsų namuose yra mažiau patogi sofa. Ką tik nusipirkom, ta prasme, mažiau patogi. Čia tiesiog yra visiškai kitas lygis. Laiky kamerą! Sauliau, rūpinkis ne kamera, o žmona. Nors atrodo, kad labiau reikėtų rūpintis tavimi. Veidelis kaip reikiant pabalės. Kaip tu, Gabrielė? Tai dabar normaliai. Valiai? Jeigu kažkam per lėtai, tai dabar gali būti per greitai. Sala graži. Sako, sala graži. Kur? Kada sala ta graži? Oh my God! You can change place. Yeah. Okay. Kapitonas pasiūlo persėsti į priekį, bet ten nedaugiau ramybės. Lekiam su vėliu toliau. Sako, sėskit į priekį, čia bus visai kitos emocijos. Myliu šitą kapitoną tiesiog. Aš matyt, jam nepatikau, jis sakė man atsistok prieš tiltą. Velniškas greitis, važiuoju pas tave. Dabar išsiaiškinom, kas būtų, jeigu įkištum galvą į lėktuvo variklio galą, kur pučia visą jėgą. Wow, neįtikėtina. Tarsi super ekstremalu. Dar daugiau pojūčių. Bet tai yra jo, tai yra kažkas tokio. Tokiam akimirkam supranti, kas yra gyvenimas ir koks jis yra brangus. Tu pamatei šviesą tunelio gali? Klausyk, aš net taip nesijaudinu, net kaip piršausi tau, man taip rankos nedrebėjo. Kaip drebėjo sėdint tą laivo gale. Aš tavimi didžiuojuosi, tu tai ištvėrei. Wow. Tai mes skriejom 60 km/h greičius, sakysim, nu tai kas čia yra, čia kaip mieste, ne, mes geležinių vilkų, žinai, per tunelį. Ne, su šiuo kapitonu, Hebrutė, čia su šiuo kapitonu atrodė, kad 200, reiškia, km/h. Aš gal jis kažką supainiojo, gal 60 mylių parašyta, gal čia laivas iš Amerikos. Bet tie įspūdžiai yra nerealūs. Iš vandens grįžkime į sausumą ir išbandykime ratuotas pramogas. Nu, čia dviračių ir elektrinių skuterių, elektrinių visokių paspirtukų kainos, tai pusvalandis 7 eurai kainuoja, jeigu norite paspirtuką išsinuomoti, čia toks įdomesnis, triratis netgi yra. Dviračiai po valandą 5 eurai, valanda 9 eurai, jeigu nori elektrinio ir tingi minti, tada vaikams tokie triračiai labai faini. O šitos turbūt puikiai iš Palangos atsimenat, su stogeliais, tokie geltoni, gal čia dizainas šiek tiek skiriasi, tai valanda 18 eurų. Na, jeigu šešiese, tai 25 eurų. Ką čia išsirinkai? Nu, išsirinkau kokį tai įdomų triratį, nematytą Lietuvoje. Robotas policininkas atvyksta.
15 minučių ir pasiekėme siaurojo geležinkelio stotį ir muziejų, kur ir papietausime. Čia yra šimtametis pastatas, siaurojo geležinkelio stotis, kuri įrengta taip labai moderniai ir interaktyviai. Ir čia gali užsidėti 3D akinius ir pajusti jausmą, kaip jautiesi, kai vairuoji siauruką. Pabandykime. Geras. Prasme, jausmas yra, kad tu esi siauruko kabinoje, dairaisi, va čia kažkoks ratas, nežinau. Čia va parašyta, kaip jį valdyti. Geras. Kabina atrodo puikiai. Atvažiavom papietauti į nuostabią vietelę, tai yra Alūksnės siaurojo geležinkelio stotis, kuri perdaryta iš tikrųjų. Dabar čia yra Tvaiks & Oglė Burger Cafe. Nepatikėsit, bet netrukus po kelių minučių atvažiuos tikras siaurukas, va šitais bėgiais iš ten, stotis, puikiai burgerinė ir siaurukas. Mes beveik anykščiuose. Sustok traukinį. Kodėl mano sielos nebegirdi? Sustok į traukinį. Vat aš užsakiau latvišką burgerį. Latviško stiliaus burgerį, sako, būtinai paragaukite, vat atrodo taip, juoda bandelė. Svogūnai yra pakepinti, mėsytė puikiai, sako, šitą tikrai privalote paragauti. Nu, žinoma, klasika, bulvytės, čia, sako, mūsų majonezas yra rūkytas, ne? O štai čia yra majonezas su krapai. O, panašu, kad mes turim bulvyčių žmogų, ne? Tai yra cukinijų karpačio su braškėmis, šiek tiek sūrių ir žolelėmis. Šiaip nuostabus vasariškas patiekalas. Labai skanu. Turiu palikti kitiems. Tikras, tradicinis, originalus, alūksnietiškas burgeris. Papuotavus paspirtukas traukė sunkiau, bet mums liko aplankyti paskutinę vietą – namelius ant vandens. Kalbant apie Alūksnę ir nakvynės čia, iš tikrųjų kalbėjom su gide ir sakė, kad nakvynių čia tikrai yra pakankamai ir viešbučių kainos irgi labai įvairios ir sviruojančios, bet kas man būtų absoliuti egzotika, tai tie namai ant vandens, kurių pirmam aukšte, na tokiam tariamam pirmam aukšte, tu pripirkuoji savo valtį. Ir įsivaizduokit, rytą praveriu langus savo namukį ant vandens ir tiesiog esi visiškai langas į gamtą. Užsuksim į vidų, pažiūrėsim iš arčiau. Žiūrėkit, atrodo, nu kas čia gyventų, bet va, pasižiūrėkit. Pilis per langą, vanduo iš karto. Šeimininkas papasakojo, kad iš viso tokių namelių yra apie 200 čionais ir tik 30 galima gyventi, išsinuomoti. Bet mes esame vieninteliame namelėje, kuriame yra ir tualetas, ir dušas. Ir netgi pastovi veikianti elektra. Iki šiol sunku suvokti, kad tu esi va čia, prašau, viena koja valtim, vandenį, o kita koja esi ant žemės, žodžiu, nerealu. Mes ką tik pravažiavom viešbutį. Paliekame Alūksnę ir persikeliame į kitą miestą – Valmierą. Tik prisiduodam mamoms ir žiūrovams, kad atvykom į Valmierą ir štai esam prie viešbutuko. Nusimetėm daiktus, varom vakarienės. Nepasinto, kad posūkį vis tik pravažiavom, bet mes suradom viešbutį, apštukė garbės ratą, mes sveiki gyvi, einam vakarieniauti. Restorano pavadinimas yra Akustika. Matėme nuotraukas, atrodo labai skaniai. Tai išragausime, paragausime, kažko pasidalinsime ir parodysime, ką jums galėtų pasiūlyti šis restoranas čia, Valmieros miestelyje. Sako, čia gera vieta, valmieriškiai patarė. Taigi mes čia turime upėtakio sevičę su prieskoniais, tokia firminė užkandėlė restorano. O upėtakio sevičė, sakė, labai dera su nanu, tokia duonelė, kur yra su sviestu ir česnaku. Labai įdomu skoniai, nes tarsi ir saldu, ir rūgštu, ir gaivu, ir labai primena jūrą.
pagaliau atnešė pagrindinius. Tai čia turime garintą upėtakio filė su daržovėmis. Latviškų stiliumi man tai pristatė. Gerai, paragaukime. O, geras. Tokio sultinuko yra matyti, grietinėlė, šiek tiek surus, bet labai švelni žuvytė. Gabrielė užsisakė klasiškai, taip moteriškai, kaip tokia tikra lietuvė žmona, Cezario salotas. Bet, žinokit, jeigu čia būtų bulvyčių free, tai Cezario salotas būtų... Thank you. Į šoną. Bet kadangi esame normalioje, gražioje, prabangesnėje vietoje, bulvyčių free nėra, bet valgome labai skaniai. Tai taip atrodo mūsų desertas ir čia yra rabarbarų desertas, ar ne? Nuostabi vakarienė baigia mūsų aktyvią dieną. Pabaigai susipažinkite su viešbučiu Valmieroje. O dabar trumpas greitas turas po Volmer viešbučio kambarį. Gabrielė? Labai erdvus, didelis, patogus kambarys. Iš karto jie jūs turime vonę, tokią, kokios reikia ir galima rasti joje viskas, ko reikia. Plaukų, džiovintuvas, rankų muilas, kūno losjonas, dušo želėjai, dušas, tualetas, kriauklė, vanduo, žodžiu, viskas, ko reikia. Neturime priekaištų, netgi yra spinta, jeigu ilgesniam laikui apsistojate, akivaizdu iš mūsų lagaminų, kad atrodo mes čia mėnesį atvažiavome, bet taip nėra. Mes vienai parai. Man labiausiai patinka tai didelės plačios lovos. Čia yra dvi sustumtos į vieną, o patinka dėl to, kad atsiguli ir gali pagaliau normaliai išsimiegoti ir nejaus kitas žmogus, kuris guli šalia. O kas čia tas kitas žmogus, kas čia guli? Excuse-moi. Ir staliukas, jeigu reikėtų ir pasidarbuoti ar ne, su kompiuteriu kažką paveikti. Šiuo atveju mums labai naudinga, nes reikės nemenkai failų su kompiuteriu sukelti, įkelti. Televizorius, jeigu būtų nuobodu. Ir, žodžiu, labai fainas vaizdas iš kambario tiesiai į sodą. Diena šiandien baigės, viskas varom į dušą ir susitiksim rytoj. Kas pirmas į dušą? Aš.